Iš pelenų į gyvenimą. Viešpatie, padėk man išgirsti tavo žodį, pamilti jį, suprasti ir pagal jį gyventi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta: nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvį, turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako kvailį, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai nusileisk savo ieškovui dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi lygi paskutinio skatiko. Tai viešpaties žodis. Tarp įstatymo ir Dievo karalystės nėra prieštaravimų. Prisiminkime, Jėzusgi yra sakęs, kad neatėjo išbraukti viso įstatymo, bet jį išpildyti. Jis neišbraukia nei vienos įstatymo raidės, tačiau papildo ir ištobulina, mokydamas, kad neretai reikia daug pastangų, labai daug pastangų ir pasiaukojimo. Ir tik taip galime žengti Dievo karalystės keliu, per pastangas ir pasiaukojimą, meilę ir atleidimą priešams, kurie pranoksta įsakymus, suteikia, kitaip sakant, jiems pilnatvę. Meilės įstatymas apima kiekvieną mūsų santykį, apima kiekvieną mūsų atodūsį, apima visą mūsų kasdienybę. Meilės įsakymas, arba kitaip sakant, meilės įstatymas, nugali neteisybę, konfliktus, melą, galiausiai kerštą. Meilės įstatymas taip pat susiję su laisve, pasiaukojimu ir savęs dovanojimu. Tik tas, kuris myli nesavanaudiškai, yra pasirengęs paleisti kitą žmogų, dovanoti jam laisvę, nepririšti jį prie savęs. Yra pasirengęs padėti kitam išskleisti sparnus ir padėti jam skristi. Net jeigu tame skrydyje nebebus vietos man arba tau. Žiūrėdami arba klausydamiesi šiandienos Dievo žodžio, užduokime savo vos porą klausimų apmąstymams. Gal jie ir banalūs, bet užduokime. Ar neskriaudžiu kito žmogaus? Ar nepykstu ant artimo? Ar neįžeidžiu savo žodžiais, sakydamas, kad tu esi kvailys arba beprotis? Ar nesmerkiu kitų, vadindamas juos bedieviais ir panašiai? Juk fizinė žmogžudystė prasideda nuo ko? Nuo dvasinio nužudymo, nuo pykčio, paniekos, įžeidimų,
ir panašių veiksmų, kurie yra nukreipti į kito žmogaus širdį. Ir kito žmogaus širdį, kuri taip pat yra mylinti širdis. Galiausiai, kurią vietą mano veiksmuose arba žodžiuose, kuriuos aš darau, kuriuos mes daroma, užima meilė, gailestingumas ir atleidimas. Dėkokime Viešpačiui dabar, kad Jis myli kiekvieną žmogų. Ne dėl nuopelnų, bet iš grynos ir besąlygiškos meilės. Taip kaip žmonės tik stengiasi mylėti. Ir Jisai Dievas, mūsų Dievas, mano ir tavo Dievas, myli visus, tiek gerus, tiek blogus. Ir melskime su žodžiais: Viešpatie, dovanok mums savo meilės dvasią, kad taptume tikraisiais tavo vaikais, kad suvoktume tavo meilės didingumą ir patirtume ją, kad eitume tavo keliais, Viešpatie, gailestingumo keliais. Taip kaip tu, mylimasis Dieve, ėjai. Amen. Iš pelenų į gyvenimą.